Oras beveik kaip ištrīdā šiandien. Nu tai sveiki, gyva, girdat, žiūrėk. Reik pažiūrėti, kaip atrodo variklis, seniai iš vidaus, aš taip galvoju. Nuimt galvą, pažiūrėti, kaip tas tarpiklis, kaip galviklis, kaip tas, kaip anas. Ir. Bet tik taip, juk neardysim, mane pasidėjo kaip kokie azerbaidžianiečiai. Pasidarysim. Štai turim šiukšlių. 2 vamzdukus ir pasidarysim tą. Varikliams laikyti chuine, ane? Davai pasidarom. Jūs pamatysit, kaip ir pigiai pasidaryti nesunkiai. Ir variklį bus patogiai išardyti, pažiūrėti, kas vidau dedas, ane? Tai pabandom. Susimirautis, nu, pirm reikia sugalvoti. Bet aš galvoju, kad aš Google atrasiu kur nors matmins ar kažką toiko. Jeigu ne, tai ne pirms burts, tai kažką suburts, tai čia maž bėda. Pirms pjūvis. Daugiau nerodysiu, nes jeigu čia kožno rodyti, tai čia 8 valandas, kur čia reikės jums žiūrėti. Bandom, pirms kem 5. Neblogai, pjau, neblogai. Tikrai neblogai. Kaip iš kiniečių tai super gerai pjaut. Nu, jie zaibis dabar. Antrus, trečias, dahoje tų pjūvių grėžti reikės. Nu, čia daug problemų bus. Čia, jūs mane, čia jums atrodys, kad čia vis greit veiks, bet čia ir ojojoj. Ir vat šitą turiam pirm kompėlį. Dabar bereik suvirinti. Jūs paklaustumėt, o kam tu tokį tarpą, blėt, padarai? Metals ir 3 mm senikė. O tokį tarpelį palikau tam, kad siūlė, kai virini, kad įsivirintų pilns pravars, ta prasme visiškai kiaurai, kad įsivirintų siūlė per visą detalę, tam, kad galėtų lygiai nušlifuoti. Nes jeigu tarpelį nepaliksi, tai galimai, kad tik tai sulituosi, nesuvirinsi. Arba turi visiškai nieko nenušlifuoti. O dabar visur pilns aplink apsivirins, pravars, apšlifuosi, lygiai ir net nesimatys, kad čia ir virinta. Ir laikys, nenulūš, nes bus siūlė viduj, o ne ant viršaus. Vat taip maždaug. Bandom supetskeliuoti. Pabandom papetskeliuoti, ane? Petskelė.
Kažkas galvos. Tik neaišku kas. Supranti. Dabar biški. Apie šitą huilę. Plans aišku buvo daryti, kad ir čia būtų, kad eitų išardyti ir aptaškės apatinį dalį. Bet neradau tiesiog tokį kampainį. O iš to patį daryti tai nesinorėjai, nes įgaidiškai atrodė būtų šiaip, dahoje pisiniaus čia, blėt. Kol išpjaunint susiraitė, ta prasme. Nes kurį rūrį žinau, tai ant kampainį tokį pasideda ir su varžtais pist. Tipo, kad galėtum į lagaminą įsidėti namo parsinešti. Arba, nežinau, transportavimui. Šiaip dar kam. Čia vat su durims bus kaip ir pas visur. Su tokį huine. Aišku, aš neturiu tokį, kad cipu tiktų. Čia ir vidus 4 su kapeikom, tuotas į 5 ant 5. Tai šiek tiek trūksta, tas į 4 ant 4. Tai, toks klibinkš, bet prie ūkį, tai čia tas huine, žinai. Galės kokį šliaupą pasikeišti ir neklibės. O taip, tekins dar pridėti, bus kaip į viskas normaliai. A ne? Laikės, tu čia nekriok. Aš žinau, kad čia hujovo verintas jams, bet laikės. Vis normaliai. Susikleperiavo kažkas kažkur. Aiškiai ir taip. Mini. Zvona veik. Čia šitą reikėtų rimtesnį, bet prie ūkimo neįdėrės. Dabar šitą vietą reikia priburti vamsdelį. Supranti, kad eit paritinėje. Čia dabar bus su to vamzdžiu dar huine, bet kai reikės pasidaryti tą visą plokštę ir visus tvirtinimus, kad variklį ten prisisukti, tas ausikės tokias. O ten bus smagioji dalis. Čia tik taip, žinai. Huine čia dėl to. Vamzduką, į vidurį dar vieną vamzduką. Ir bus viskas neblogai. Bandyti matuotis, piliavotis, žiūrėti kaip atrodys, apsivirinti. Ir kai bus, tai bus. Bus gerai, aišku. Svarbu būt gerai, kad nenulūštų, bet ir nenulūš. Nemanau. Normaliai, kad privėri nenulūštų. Tas neplons laikės. Dabar būrėm šitą huinę. Čia jau bus galvosūkis. Vamsdėgalis prisivėrina. Nenulūš. Dabar ir taip, kad nerandu tokį vamzdį, kad cipu vaka būtų, nerandu. Ir turi vieną, bet ant pilnas sienis, ten milimetras gal tas sinikė. Ne, jau aš tokį, ne, ten. Atsiriemės ten gali nulaužti, čia žinai. Ne, tai ko įdėti, ko daryti. Tai įdėsi tokį, koho čia. Pavieniosiam šliaups, neklibės, ką ne. Dabar reikia tą metalo gabalą pasidaryti, išsipjauti skylę kiaurai, kad kiaurai perlis tas vamsdelis, apsivirinti iš abiejų pusių. Bet kaip būtų gerai turėti tokį vamsdelį, tokį kokį reikia. Kaip nors. Galėtų tą patį pjauti, suspausti, bet daug reikia išpjauti ir ant kaip kiaušinis paliks, ant nebus tobulai apvalus vis tiek. Žinai, nupjaunti skersai, suspaudi ir suvirini. Bet, neišeis, kad būtų grinai apvalus. O norėtųs, kad būtų apvalus. Tai dėsiam tokį. Nes neturiu iš ko rinkti, šiukšlynį daugiau niek neradau. Išsipjovau metalo gabalą. Tokį
15 ant 17. Bet užteks, tikrai, kad užteks. Gaudyklės dar, su gaudyklėm bus sunkiausiai dabar reikia skylę išsiliurlinti. Benzarėzą neturiu, bet turiu plazmą. Su plazma apeisiu. 10 storio. Tikrai čia nos nenulengsi. Gali kabinti pat vėlinant nos. Dabar reikia išsiriešti skylę ir apsivirinti, įsistatyti ir kažkaip galvoti tas gaudyklės pasidaryti. Va taip. Vienam pjauti skylę. Pjaunu, nesuprantu, nepjaunu, žiūriu, kad mamatės laistai ir iškrits. Kas tas atjauts? Aišku, netilps. Telp. Labai gerai. Jeigu ne kilovatų trūkums, būtų iš vis achujenai, bled. Nes ant didelės srovės met lauk rubilniką, o ant mažos tai nemet, viskas normaliai ten bliek pjausti, tai enkai bitė. Va, kokia patranka išėjo. Baisulinė. Laikys, nebijok, nenutrūks. Dabar prisidrožiau visokių šitais pimpaliukų, metaliukų, gelžiukų. Drykst. 5 mm metalas. Drykst, vamzdukų visokių. Ai, nukrito. Ai. Vien žodžiu. Taip šitais va. Pispėst. Ir pispėst. Kažkaip plius minus. Vien žodžiu. Va taip va turėtų būti. Čia jau čia slankio susireguliuos. Nu kaip įprasta šūda, aišku. Nežinau tikslių diametrų, tai viską čia taip plius minus išakės darau. Ir kai bus, tai bus. Vamzduką tokį irgi čia tokį šliampsą, jau biškai pamatau, kad pro sankabą praeitų. Nu, jeigu bus per ilgs, galės nusipjauti, jeigu bus per trums, tai gaikiu dasidėsi, gerai bus. Dabar tus vat pasidarom. Tus va belik pasidaryti ir pabandysim prisukti prie bloką visą šitą huinę ir pažiūrėsim, ten kas nors mumūnė prisukti, nein prisukti. Gal eis, o gal ne. Pažiūrėsim, tai jau tus čia suvirint šūdus ir bandyt veizėti. Susibūriau tuos laikiklius, šliaužiklius, ar kaip čia mums reikia pavadinti. Tokius va gaidosus. Čia aišku nebūtent buvo vamzdelį dėt, bet nes vis tiek netitiks, jeigu va dėkim tiesiai skylę statys. Fujovai biški, kad bet skylės huinę gali padaryti kitaip. Mes dėkim, kadangi nusius ir lygiagrečiai, tai vat, jeigu vat, reikėtų sutraukti, tai jau viens kitą rėmėsi. Jeigu vat skylė, pavyzdžiui, čia, nes čia vat gali visai pavartyti. Nu, huinė čia. Jeigu reikės, dasigružys, kiek reikės tų skylių.
maža bėda. Dabar tos va prisikomponuoti kažkaip biškį prisisukti ir eit bandyt prie bloką prisimatuoti. A čia prigribavau smarkiai ar ne? Pavyko prisisukti. Visai neblogai čia atrodo. Geriau netgi už tai, kaip aš tikėjausi, kad ką bus. Dabar bereik įsikišti tą stovą. Aišku, aš genijus, blėdį, jau būčiau paėmis išsigrėžęs skylius, iš karto užsikaišiuoti. Dabar tikrai sugalvoti, kaip čia įkelti. Čia va prie lubų čia nėra kur libiuotkis. Aš tą variklį atsivilkčiau viens pats, bet kaip aš užkelsiu, nu reikia kam nors paskambinti. Ir pažiūrėti, kas čia dabar bus. A bus kažkas nebus, a perlūš, ne. Aiškia, neperlūš, duot bibną kirsti, neperlūš. Dabar tik bereik užmauti. Vaizit chemros. Nu, все, šitai stov. Ir nenulūžo, nenukrit. Zašibys. Zašibys. Užkėlėm. O lengvutis. O Jėzau, kaip pukelis. Prieš tai kėlėm Volvos. 5 cilindrų tą dizelį. Tačiau tik elnes neprisišikom. Ant svarstyklių svėrė. Nes išlaužino pirko ant svarstyklių, kur svėrė 200, pliau užmiršau, 18, man atrodo, ar 207, kažkas tokio va. Ir taip va reikėjo užkelti. Nahui, ne. Bet aš čia koks 100, tai svarmas siek. Žmonų buvau sunkiau per tiltą nešti, negu kad čia variklį užsimesti tokį štai su kevalą. Aišku, 2. Va, galės dabar pažiūrėti variklio susidėvėjimą. Čia galima va pasukti. Kontravaržtas. Viskas gerai. Liuks. Zašibys. Projektas beveik puikiai, sakyčiau. Va, iki pilnos laimės reikia, kad čia va būtų tas va cypančiai. Aišku, ratukus reikia čia tokias bliekas privirinti, pribliek prisuk, bet čia nieks nesipis su tokiais šūdais. Jek tekinuks tau sugės nusipjaus prisivirins, kad nusipėriks, nesugėm neteik. Varštą žinakį kainuot, tai gali privirinti. Aišku, jeigu pats vėrin, jeigu veš pasisavirint, tokia suvirint, be 50 ant stovim net nesišnekės už tus 4 taškus, dėl tokių šūdų, blė. Va, kon čiopsiam ratėlių krūvą ir ardysiam. Kaip čia atrodys?